Savo gaminį šiandien pristatyti kviečiu bendrovės Paliūtis prekybos direktorių Vilmantą Andziulevičių. Labą vakarą, gerbiamoji komisija, labą vakarą, gerbiamieji televizijos žiūrovai. Kaip ir turbūt nemaža dalis Lietuvos dabartinių įmonių, mes pradėjom savo veiklą nuo prekybos vis tik tai. Paskui dar drįsčiau teikti, kad tai buvo turbūt auksinių kapitalizmų laikų šitų laukinio, reiškės, momento pabaiga. Pas mus kažkaip kilo idėja gaminti guminius batus. Na ir buvo momentas, kad galėjom tą padaryti ir pradėjom gaminti. Ir dabar šiuo metu pasiekėm tokį lygį, kad esame vienintelė Pabaltijos šalyse, ta prasme Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje guminės avalinės gamykla, kuri gamina apie 700–800 tūkstančių porų per metus. Broko gaudavus iš pradžių daug ir visą kitą reikėjo daug ką sustiguoti, bet pavyko. Pirmi metai, aišku, buvo sunkus, jų ir rinka, taip sakant, labai taip įdomiai reagavo, principė kaip ir nematytas gaminys ir brangus buvo tuo metu, mažai pardavėm, sekančiais metais žymiai daugiau ir dabar su kiekvienais metais ta apyvarta auga jau, sakykime teisingai, ne procentais, o kartais. Mano požiūrį žiūrint vis tik tai viena iš didžiausių išskirtinumų tai yra jau vien tai, kad tas batas gaminamas ne Kinijoje, o Lietuvoje. Tai va, yra toks pastebėjimas dėl paties bato. Tai reiškia, jisai kuo patogus, jis įgalina kiekvieno amžiaus, kiekvieno luomo moterį jaustis patogiai, drėgnų metu ir elegantiškai tuo pačiu. Antras dalykas, tai kad per turbūt jau 15 metų gamybos ir, sakysim, eksporto į Angliją neturėjom ne vienos reklamacijos. Net nežinau, ką daugiau be pridurti. Aš iš karto noriu paklausti, jūs pabrėžite, kad tai avalinė moterims, o vyrams negaminate, vyrams netinka spalvoti guminiai batai, kaip jums atrodo? Ir gaminam, ir tinka, bet šiuo metu pristatau moterišką batą, todėl ir kalbu apie moterišką. Manot, kad šita avalinė labiau tinka nacionalinio gaminio konkursui? Na taip, vis tik tai, kaip parodė pardavimai, sakykime, vyrai pas mus tokie biškie, konservatyvus, taip skeptiškai pasižiūri, o moteris perka. Tai mūsų komisijos moteris neištvėrė ir jau pasimatavo šituos batus. Pone Zita. Aš tai ką, tai pirmiausia parodysiu, kad aš tikrai užsidėjus. Ir tada ir vertinkite jūs patys, kaip atrodo. Nu, gerbiama komisija, prašau, vertinkite, kaip aš atrodau. Taip. Tai ar patogus? Patogumo, taip. Patogus, bet aš iškart turiu pastabą vieną. Iš tikrųjų, tada, vadinasi, jis būtų avimas kokias 4–5 valandas per dieną, ar ne? Tai man, sakykime, norėtųsi tada higieniškos drėgmės sugeriančios kojinės. O kadangi mano yra keltis aukšta, tai man jokių būdų netilptų su kojinė. Mano dydis. Aš turėčiau pirkti arba 2 dydžiais didesnį, arba tai reikėtų pagalvoti, ką daryti su aukšta keltim. Iš principo šitas reikalas kažkiek tai pasprendžiamas, kadangi yra 2 pas mus modeliai moteriško bato. Vienas skirtas, sakykime, platesniai kojai ir aukštesniai kelčiai, kitas, siauresniai kojai. Bet yra viena tokia blogybė, tas, kuris skirtas platesniai kojai, jisai toks, sakykime, išpleręs. Ne visai išpleręs, bet jisai mažiau išvaizdus. Ta prasme, jau jaunimas jo nelabai norėtų galbūt imti. Esu mačiusi tokius nuotraukose bent jau betoniškus irgi tokius botus moterims. Ir jie buvo ant tokios aukštesnės pakulnės. Ir žinote, ir pakankamai elegantiškai tai atrodydavo. Ir moteris ateidavo į svečius, ateidavo su tais botais, ateina į ryškius koridorių, nusiauna botais ir toliau vaikšto su bateliais. Su kulniuku jie irgi yra rinkoje, bet esmė ta, kad kiekvieno modelio įvedimas naujo, jisai tiesiog labai brangiai kainuoja. Kiekviena ta pat gaminimo, ryškiasi forma pagaminimo, jinai labai brangiai kainuoja. Nu, nenorit, nereikia, kaip norit, mes einam. Ne, mes planuojam ateity tą padaryti. Prašom, ponai, patys, tada patys. Ar nemanote, kad reklamos kampanija, aš, pavyzdžiui, nesu matęs šitų botų iki jūsų pasirodymo čia niekur, nei televizijoje, nei spaudoje, nei internete, nors iš to gyvenu. Tai čia vienas klausimas, ar reklamos kampanija nebūtų dar labiau padidinusi? Ir apskritai, kiek jūs iš tų 40 litų, kiek litų arba centų skiriat reklamai? Vis tik tai reklamos kažkiek tai buvo, jos galbūt nebuvo tokios įkyriai brukamos ir tiesioginės, bet esmė yra ta, kad mes net negalėjom reklamos, net ir nenorėjome jos duoti, kadangi mūsų gamyba buvo apkrauta 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir tai paina visą laiką. Tai
beviltiška. Net nereikia reklamos. Taip, jau tada praktiškai sakai, kad... Bet kuriuo atveju reklama, ką duoda, tai ne tik tai žinomumą, bet ir kuria vertę produktui. Tai nereiškia, kad jeigu turėtumėte reklamos, kad negalėtumėte to produkto pardavinėti 10 litų brangiau, pavyzdžiui. Tarkime, dalis vartotojų šito produkto, aš esu tikras, yra jaunas mergaitės, merginos, kuriams tikrai svarbu, kaip jos atrodo, svarbu tie raštai ir jiems tikrai svarbu prekiniai ženklai. Ar tai gerai ar blogai, čia kitas klausimas, bet to nepaneiksime, taip yra. Dabar aš bandau įsivaizduoti 18-metę rašančią laišką internete draugiai, nusipirkau moteriškus spalvotus batus Mod 901 PS, rekomenduoju tau irgi tą padaryti. Neskamba labai gerai. Ką aš bandau pasakyti, jums tikrai reikia visų pirma šitiems batams, jeigu tai fantastiškai eina ir fantastiškai eina užsienyje tas dalykas, tai pavadinkite jį kaip nors, įvardinkite. Visos merginos žino Hunter botus. Čia kiekvienas modelis gali turėti, pavyzdžiui, škotiškas sijonėlis, arba ten ženklinkite šitą dalyką. Tai aš manau, tai yra gyvybiškai svarbu. Mano nuomonė, tai šis pavyzdys yra apskritai vertas Harvardo, sakykime, verslo situacijos studijos, nes žiūrint į skaičius, tikrai nedaug produktų, netgi aš pasakyčiau, pasaulyje, kurie gali pasigirti tokiais augimais kelis kartus, sakykime, metiniais augimais. Mano klausimas būtų, ar esate bandę įvertinti, kiek vidutiniškai Lietuvos moteris turi batų? Jeigu atvirai kalbant, tai ne. Tik tais viena blogybė, kad apie tos 3 metus tarnavimų, tai labai stipriai abejoju. Man tai gaunasi, kad turbūt 5 arba 10 kažkas tai tokio. Čia irgi blogai, nes nesugebė sunešioti greitai. Čia vyrams, tai taip. Moterims, man atrodo, trumpesnis laikas, nes joms greičiau. Moraliai susidėti. Tai manau, komisija jau daugmaž susidarė nuomonę, išgirdo pakankamai informacijos, kol skaičiuoja savo balus, vertinimus. Aš noriu priminti, kad balsuojama 2 kategorijose. Produktas vertinamas pagal ekonominę vertę ir produkto išskirtinumą. Kiekvienas komisijos narys kiekvienoje kategorijoje gali skirti po 20 balų. Daugiausiai gaminys gali surinkti 100 balų vienoje kategorijoje. Tai dabar prašau ir vertinti. Pradėsime nuo pono Tomo. Kaip vertinate pagal ekonominę vertę ir produkto išskirtinumą? Aš avansų noriu parašyti 20 už ekonominę vertę, nes aš matau labai didelę potenciją, jeigu iš tikrųjų rimtai pažiūrėtumėte į pavyzdžiui, premium segmento auginimą ir padarytumėte su Lietuvos dizaineriais specialius seriją batų, ar ne? Taip galėtų padvigubinti kainą kaip minimum. Tai aš matau tikrai potenciją jums didinti pajamas ir man atrodo, ekonominė vertė čia labai neblogai yra. Tai 20, o produktų išskirtinumą aš rašau mažą 5, dėl to, kad vis tiek šventai tikiu, kad be pavadinimo ilgainiui bus sunku. Pone Zita? Taip, ekonominė vertė man irgi padarė didžiulį įspūdį, tai yra būtent tas augimas ir tos yra tikrosios nišos radimas. Todėl ekonominė vertė aš duodu maksimumą 20. O išskirtinumas kaip tik sustoja ties viduriukų yra 10, nes tikrai tikiu, kad galima dar padaryti kažko tai įdomesnio, kažko tai tik labiau išskirtino. Pone Rimvinai. Taip, ekonominė vertė 18, išskirtinumas 10. Dėkoju, pane Jauniau. Mano nuomonė, tiek ekonominė vertė, tiek produktų išskirtinumas turėtų būti vertintini maksimaliu leistinu balų skaičiumi. Aš galbūt duočiau net ir išskirtinumui, sakykime, avansų truputį, tai duočiau po 20. Tik tai norėčiau priminti vieną dalyką, kad mados ateina, kai jos išeina, tai yra baigėsi. Reikėtų pamastyti, kas bus toliau. Aš taip pat skyriau maksimalų balą 20 ir 20 už inovacijas, už tai, kad tai vyksta čia Lietuvoje, už tai, kad pagaliau moteris galėjo nusiauti aukštakulnius per lietų ir nevaikščioti su gerais odiniais batais. Ir tai yra visais požiūriais išskirtinis dalykas. Tai yra nauja Lietuvoje ir tai padarėte jūs. Tai sveikinu ir baigta. Ačiū. Susumavus komisijos balus pagal ekonominę vertę, guminė avalynė vertinama 98 balais, pagal produkto išskirtinumą 65 balais. O aš noriu priminti, kad žiūrovai taip pat gali balsuoti už pristatytus produktus. Ta padaryti gali portale elrytas.lt.